Sveiki draugai, pradedam 4. vlogą jau apie pasirašymą kelionį. Dabar yra sekmadienis, rugpjūčio 23 diena, penktadienį turėjom cenzūrą, tai norėčiau padėkoti visiems, kurie atvažiavo. Oras buvo nelabai koks, bet kažkokį tais vaibai spaudėm, tai dėkui visiems, kurie susirinko. O dabar update kelionės. Šeštadienį išardėm Batmaną po cenzūros. Tai yra išimtas turbakas, išimti purkštukai ir išimta dėžė. Dėžiai reikia pakeisti salinikus, turbiną atrestauruoti, purkštukus nuvežti, tikrinti ir tikriausiai mano nelaimiai turėsim purkštukus, kuriuos reikės tvarkyti ir tikriausiai sukandus dantis reikės tvarkyti visus, kas nėra labai pigu, bet geriau susitvarkyti dabar negu po to kažkur Italijoje arba Austrijoje sėdėti kur nors kelkraštyje ir galvoti, galėjau sutvarkyti tas purkštukus, taigi nebuvo tai baisu. Tai šitas vlogas bus paskutinis prieš, kaip sakant, išvažiavimą, nes kaip ir sakiau, nuo šiandien lygiai lieka 2 savaitės iki išvažiavimo. Aišku, kai šį vlogą žiūrėsit jūs, kitą vakare, sekmadienį, kai žiūrėsit vlogą, tai mes pirmadienį ryte jau pajudėsim. Tai šitas 2 savaitės sudėsiu į šitą vieną vlogą, tai šakinės ir dienos, ir vaizdai. Bet dabar, ką norėčiau pabrėžti šitam pasirašymo procese, tai norėčiau pabrėžti, kad yra labai šalta, kaip rugpjūčio mėnesį. Dar norėčiau pabrėžti, kad šitoj stadijoje, kuri dabar yra Batmanas, tai pasimatys iš tikrųjų, kiek pilnai kainavo pasirašymas. Nežinau, vis dar galvoju, ar dėti pasirašymo kainą su visų liveriu, su viskuo, ar ne. Tai nežinau, parašykit komentaruose, ar būtų įdomu tokia informacija, nes kaip ir praeitam vlogė sakiau, kad kiekvienam pasirašymas gali kainuoti skirtingai ir ta prasme automobiliai skirtingi, tai dar parėjo galinės naujas padangos, kaip ir sakiau, kad šitos yra susilaiptavusios. Dar valsavimo aparatą reikia įsinuomoti, nes priekis rubina, o aš jo nenoriu kelti, nes ganėtinai gražiai stovi. Tai pirmos tokios pirmo video vlogo dalies update'as būtų: nėra dabar turbos, nėra purkštukų, nėra dėžės. Viskas tvarkysis, kiek galėsiu nufilmuosiu ir įdėsiu į šį vlogą. Ir manau, kad šiam kartui bus tiek. Nežinau, ar viską paminėjau. Manau, kad viską paminėjau, nes vakar tik išardė Džiugas Batmaną ir daugiau update'ų kaip ir nėra. Dar reikės ten smulkmenų apsižiūrėti aplinkui variklį, ten alsuoklį ir panašiai, nes gali būti, kad irgi nėra labai gerai. Dar gal norėčiau pabrėžti, kadangi šviežiom emocijom, kaip sakant, esant, kad apie cenzūrą, kad girdėjau atsiliepimų, kad nebėra taip įdomu, nebėra gal tokio linksmumo, nežinau net kaip įsireikšti. Aš suprantu, ką žmonės sakydami tą turi omeny, ir tai dažniausiai linksta vis tiek į betvarkę, kai buvo betvarkė ir panašiai. Bet norėčiau gal pasakyti taip, kad
cenzūra ir atsirado vien dėl to, kokios buvo betvarkės. Ta prasme, tai privedė prie stabdymo visokių linksmesnių spotų ir panašiai. Vien tas, kad ateityje turėtume iš vis kažkur rinktis. Tai visus tuos spotus, kuriuose dabar esam, aš nebereikalo rašau, kad nedarykit burnautą ir nedarykit nesąmonę, nes tokius spotus reikia pasaugoti, kad vėliau turėtume kur rinktis. Tai aišku, aš suprantu pilnai liūdesį ir skausmą. Jūsų, aš irgi norėčiau turėti kažkokią tai vietą, kur galėtų legaliai deginti padangas ir panašiai. Arba reikia, nežinau, susimesti visiems pirkti tokį compoundą kaip Adam LZ. Bet čia būtų, aišku, svajonė turėti tokią vietą. Suprantu pilnai jumis, bet esmė yra tokia, kad dabartiniai sąlygos ir dabartinės spaudimas iš gal savivaldybės, iš policijos pusės, nors policija stipriai nesikiša dabar šiuo momentu šias cenzūras, nes, nežinau, buvo kalbėta ir prieš tai, kad nebebus veiksmo ir panašiai, tai gal dėl to žiūrima yra kažkiek kitaip ir suprantama, kad vis tiek noras rinktis visiems ir pabūti vienoj vietoj niekur nedingo, bet sakau, laiko einant gal išsispręs ši problema ir atsiras kažkokia vieta, gal atsiras koks verslininkas, kuris norės į tai investuoti. Aišku, tai pinigų neneša, tai vėlgi negali būti kažkokia verslo dalim. Bet yra visokių gandų ir gandelių, kad turėtų atsirasti kažkokią vietą, bet laikas tą parodys. Bet kol neturim tokios vietos, turim tausoti tas vietas, kuriuose dabar renkamės. Aišku, irgi skamba nuobodžiai ir panašiai, bet tokia ta tiesa. Realiai, kai darai renginius ir visą tokią veiklą jau bendrai paėmus, ne BMW renginius, o bendrai paėmus virš 10 metų, supranti, kad vienaip ar kitaip visi tie šėrimai ir taip toliau nedaveda iki gerų pasiekmių, kaip čia pasakius, nebent tam būtų skirta vieta. Tai nenoriu skambėti nuobodžiai, nors ir skamba nuobodžiai, ir tikriausiai dauguma, kuris sėdit dabar už ekranų, galvojat, ką aš šneka. Taigi, viskas įmanoma. Viskas įmanoma yra tada, kai jūsų niekas nežino ir jūs galit daryti arba vienas pats važiuoti kažkur ir šerti. Tai vėlgi kita medalio pusė, kai jeigu burtis kažkur mažom grupėm, niekas jums nieko nesakys niekada. Bet jeigu norint daryti ir susitikimą ir po to kažkokį veiksmą, tai jau baigsis taip, kaip baigės betvarkė. Vienaip ar kitaip, nes kažkokiam žmogeliukui susišvies, kad yra gerai daryti burnautą tiesiai į Maximus įėjimą ir tada kenčia kas? Kenčiu aš. Sakau, nenoriu skambėti nuobodžiai ir panašiai. Ateis laikas, atsiras vieta, kažką vis tiek sugalvos, nebus visada taip liūdnai. O dabar cenzūra, cenzūruotas renginys. Tai tiek apie tą būtų, nenoriu irgi įsiplėsti per labiausiai. Tai toliau šoksim į kitą dieną. Į kitą dieną pažiūrėsim, ką kita diena mums atneš. Ar džiaugsmą, ar laimę, ar ašaras, kad reikia tvarkyti visus purkštukus. Ir nuo tada žiūrėsim toliau. Tai šokam į kitą dieną. Ir dar pamiršau pasakyti, dabar bus
Džiugo ardymo editas, kaip šeštadienį ardė Batman. Kągi turim praėjusią savaitę po paskutinių kadrų ir liko savaitę iki išvažiavimo. Tai turim nuimtus priekinius ratus, nes reikės važiuoti pirmadienį lyginti. Tada uždėjom šitos, jeigu reiktų automobilį nuleisti, pasikeitė guoliai. Atradom, kad gale vienam amortikui yra visiškas ragas, tada aišku iš restauracijos grįžo purkštukai turbo, tai su jais kaip ir viskas gerai, viskas jau yra sudėta. Tik tais yra dvi problemos. Viena problema, kad akumuliatorius mirė visiškai, nors ir pasikrauna 100% rodo, kad talpos jame nebėra jau. Tai žodžiu reikės kažkaip pasidomėti dėl garantinio, nes dar jis turėtų galioti. Ir dar viena didžiausia problema yra, kad tarp dėžės ir variklio tik surinkus, net neužkūrus automobilį, vis tiek sunkėsi tepalas. Tai įtariam, kad yra brokuotas sąlygas, ko gero. Tai nelaimiai mūsų, ko gero vėl reikės imti lauk dėžę. Tai žodžiu, yra ką veikti. Dar reikia permontuoti galinės padangas, sužiūrėti tą amortizatorių ir svarbiausia sužiūrėti, kodėl bėga tepalas. Tai žodžiu, šitiem kadram tiek, tikriausiai viską pasakiau. Ir žiūrėsim, šią savaitę bus įdomu. Bus įdomu, kaip viskas baigsis. Aš tikiuosi, kad nes dabar yra sekmadienis, tikiuosi, kad kitą sekmadienį, kai jau turėsim dėtis daiktus, kad Batmanas vis dar šitaip nekabės. Tai, žodžiu, iki kitų kadrų. Ką susitinkam kitam kadre. Kaip matot, Batmanas jau yra ant rato, bet prie to neikim iš karto. Prieš pagrindinį visą update'ą ir visą pasakojimą norėčiau padėkoti, pasidžiaugti, kad prie kelionės prisijungė Seili, tai esim paslauga. Nemoku aš taip gražiai kaip influenceriai ten reklamuoti dalyko, tai pasakysiu iš savos patirties, nes praeitais metais važiuojant į Austriją jau naudojamės Seili, tai Lenkija, Čekija, Austrija, Alpės, kalnai, kaimai, jokių problemų su internetu nebuvo. Tai linkas bus aprašyme, kad pačekint, ką jie siūlo ir ką jie gali pasiūlyti būtent jums. Ir su BMW renginiai kodu dar bus nuolaida. O toj grįšim į pagrindinį update'ą. Na, dabar prie pagrindinio update'o. Mašina nėra ant pakeltuvo, tas jau yra geras ženklas, nes kaip paskutiniam kadre rodžiau, kad nenorėčiau, kad kai jau reikės išvažiuoti mašiną būtent ant pakeltuvo, bet rytoj jinai vis dar bus ant pakeltuvo. Coilus reikės pakelti, nes mano valsavimas, ačiū Žilvinui Kulvinskui, įsinuomojau iš jo valsavimo aparato, tai jeigu ir jums reikės, irgi galite įsivalsuoti arkas ir įsinuomoti iš jo aparatą.
Bet man kažkodėl nepadėjo, gal per mažai tiesiog išvalsavau tas arkas ir reikės pakelti dar vieną gal pusantro cm į viršų. O šiaip update'as būtų toks, kad pasikeitė galinės padangos, galiniai amortizatoriai, kaip ir viskas susivedė, susidėjo dugno apsaugos, pasidarė suvedimas vakar, šiandien yra šeštadienis, rytoj paskutinė diena ir pirmadienį ryte jau išvažiuojam. Tai viską kaip ir spėjom. Aišku, klausėte Aldai, o tai kaip buvo su to salniku? Ne salnikas vis dėlto pasirodo buvo tenais. Tenais buvo didesnė problema, kur irgi pagelbėjo tas pats Žilvinas Kruvinskas, nes kitaip jau buvau pasiruošęs beveik mokėti 580 eurų iš Krastos. Aišku, tas nelabai džiugino ir viliojo, bet o ką daryti daugiau? Tai tenais buvo, nuėmėm vėl dėžę. Salnikas sausas kaip Sacharos dykuma. Įvardinčiau taip. Ir žodžiu, viską įsivalėm, išsibuvom, Džiugas viską paruošė tam, kad tiesiog pasiimti kėdutės ir sėdėti ir žiūrėti, iš kur parbėga tepalas. Bet ilgai nereikėjo žiūrėti ir stebėti. Pradėjau šviesti su flashlightu į karterio, kaip sakant, tą vietą karterio dangtelio, kuri pasislėpia už dėžės. Tai žiūrint iš tam tikro kampo, galėjai matyti tokį mikro įtrūkimą, tokį pailgą pačiam karterio dangtelį. Ir kiek palaukus, ten pradeda šlapti, leisti tepalą. Neaišku, ar prieš tai jau buvo ir mes be reikalo pakeitėm salniką, ar kažkaip sugebėjo atsirasti sukant dėžę, variantų N. Kai kurie žmonės sako, kad čia realiai vienetinis atvejis, kiti sako, kad tokie atvejai čia dažnas variantas ir panašiai. Tai nežinau, kom tikėti, bet esminė problema tame ir buvo. Tai karterio dangtelį galima gauti tik tais iš Krastos originalo arba dėvėtą iš kažkur iš žmogaus. Tai tuom pagelbėjo Žilvinas, kad jis turėjo kaip tik karterio dangtelį, tai surinkom viską, sudėjom ir dabar jokių tepalo leidimų kaip ir nėra. Aišku, procese, nes reikėjo vėl leisti traversą, dėl ko pasekoj dariau ir suvedimą iš naujo, nes jis prieš tai jau buvo padarytas. Tai, kad nuimti karterio dangtelį, kažkaip užkliuvo, ar jau buvo į pabaigą vairo kolonėlės slėgio daviklis. Fiškė tiesiog nulūžo. Ta dalyką irgi ganėtinai sunku gauti. Nėra taip paprasta, nes pardavinėja su visom kolonėlėm, kaip sakant, iš karto ir panašiai. Bet sugebėjom rasti, Džiugas sugebėjo rasti ir sudėjom ir viskas kaip ir yra dabar gerai. Apart sakau, kad reikia pakelti priekį. Gal toks juokingesnis dalykas, tai paradoksas, gal galvojat, kad aš filmuoju prieš tą intro, kur filmavau pradžioj, nes pradžioj esu apsirengęs su džempu lemenė ir ten iki negalėjimo sušalęs. Bet ne, ten buvo rugpjūčio galas, dabar yra rugsėjo 6 diena. Ir dabar galima su šortais vaikščioti, o kai buvo sezonas, tai, kaip sakant, dubėlinam. Daugiau gal kaip ir realiai nieko. Labai iš tikrųjų gaila, nes visoj toj panikoje ir panašiai, nes ten tie kadrai, kur filmavau, kad vis dar leidžia neužkurtai mašinai tepalo, buvo filmuoti prieitą šeštadienį. Tai tą savaitę laiko, plus pas mūsų servise darbų irgi netrūksta ir viską mesti nėra taip lengva, už ką dėkui Džiugui labai,
kad pasiryžo kiek pastumti darbus į šoną, kad spėti padaryti viską. Tai atsiprašau klientų, jeigu kažkas gautų ilgiau palaukti, bet reikėjo padaryti, kaip sakant, automobilį, kad galėtume išvažiuoti. Šį kartą nemeluosiu, jaudinos labiau negu praeitais metais, kai važiavom, nežinau kodėl, ar pasenau gal. gal mažiau pasitikė automobiliu negu praeitais metais. Nu, nežinau, čia, kaip sakant, bus matyti jau po to, ar mano nuogastavimai buvo realūs ar nerealūs, bet tikiuosi viskas bus gerai. Sužiūrėjom viską, kas įmanoma sužiūrėti automobiliui. Tai nežinau, pradžioj sakiau, kad jeigu bus įdomu pasiruošimo kaina, gal galėsiu kažkur įterpęs grįžęs papasakoti apie tas kainas ir panašiai. Bet nemažai pinigų išleista tokiam pasiruošimui ir patarčiau nesiruošti. Kaip pasakęs, 2 mėnesiai atrodo daug, bet kai yra kitų darbų, kitų veiklų ir tie 2 mėnesiai praeina taip, ypač vasarą, tai renginiai, tai dar kažkas, tai nežinau, reiktų pradėti gal prieš pusę metų ruoštis arba kaip sako dakaristai, kur grįžę iš Dakaro, kad baigėsi Dakaras, prasideda Dakaras. Tai gal reikėtų iškart grįžus pradėti ruoštis. Nežinau iš tikrųjų, bet kaip ir visuose šituose vloguose sakiau, nesigailiu netruputį, kad planuoju važiuoti kelionę su tokiu automobiliu, kas turėtų gautis apie 6000 km plus pirmyn atgal. Tai kaip ir minėjau, labiausiai gaila yra tas, kad nesigavo jums visko perteikti ir visko parodyti šį kartą. Nes, kaip ir sakiau, laikas spaudė, panikos buvo daug, labai daug iš tikrųjų panikos buvo. Ypač man. Kaip ir sakiau, bus daug katų, nes mintys šokinėja, bet jeigu turėsit klausimų kažkokių, kas susijęs su pasiruošimu, ką būtent reikėtų pasižiūrėti, tai gal grįžus susiderinsiu jau tada, kai bus viskas, kaip sakant, įvykdyta ir bus grįžta ir jau emocijos visos nuslūgs. Gal tada susėsim su Džiugu į laisvą kokią dieną ir tada pašnekėsim, ką reikėtų jums susižiūrėti ir pasidaryti prieš tokias keliones. Tai jeigu norėsit, parašykit komentaruose. Norėjau, kad ir šitas vlogas būtų ilgesnis, šiaip iš tikrųjų kaip paskutinis vlogas prieš kelionę, bet yra kaip yra. Dabar, kaip ir sakiau, turim šeštadienį. Dabar buvo atvažiavęs iš Kregždės pasimti porą dalykų susidėti. Susidėjo truputis dalykų į stogo bagažinę. Vyksta tokie paskutiniai patepimai. Rytoj dar prišoksim, sukelsim koilus. Ir bus likę laukti išvažiavimo. Dar aišku cypia kažkas. Įtariau, kad dirželis gal, nežinau, pažiūrėsim. Bus matyti rytoj. Ir vakare atsisėsti, pasidaryti už visas panikas ir panašiai, pasidaryti nealkoholinio Jėgerio kokteilį. Atsigerti vieną kokteilį ir nuplauti visą įtampą, dar pakelti taurę už savo gimtadienį, kuris bus sekmadienį. Ir tada ryte kylam, aš norėčiau kuo anksčiau, aišku, Monika norėtų pamiegoti, bet norėčiau kuo anksčiau išvažiuoti, nes pirmą dieną norėčiau pasiekti Vroclavą, tai visą likusią kelionę ir viską matysit Instagrame,
nežinau, kiek kam bus kas įdomu, tikiuosi daug kam bus įdomu, nes kaip ir visus šiuos metus kelsiu irgi kiekvieną dieną, tai reelsą, nuotrauką ar kažką, storius, kaip sekasi ir panašiai, tai ten viską galėsit stebėti, o dabar, nežinau, šiai vlogų serijai tiek, grįžęs gal pagalvosiu kažką vlogam, ką galėčiau dar pafilmuoti, manau eisiu, kad biškį pailsėt nuo Batmano, eisiu pradėsiu ruošti boomerį dažymui, gal iš ten padarysiu vlogų, nežinau. Pagyvensim, pamatysim, kaip sakant. O tam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrit. Pasubscribinkit. Ir iki kitų kartų. 早就换时代了，别再暴听你 Mambo rap， 面罩戴久，穿搭感觉跟音乐来。No more all fight， 现在我把潮流拽着。Got no time， 必须选择do or die， do or die。哥们这真的说你还当我古惑仔 ，I rap my life， 他们都说我 rap like demon rap。Stand for the city， 右手扩描 Google Map， 交一口 Apple Pie， 交给你上再交一口 Apple Pie。OK，I don't do copy， 不像他们都 rap like Central C， 是真的 try 散你的森林听像三个屁。我们这儿比 UK 恨，不服蛋糕同行的 Rest in Peace， 哥们儿太扯都带着恨 ，Nike 秀我穿上 G。